Taigi, labas, YouTube draugai. Išpakuokim, tiksliau pažiūrėkim, ką aš gavau, nes aš jau atsidariau šitą siuntą. Taigi, užsakinėjau FMO užsakymą. Ir pagrindė, užsisakinėjau savo. Nes klientai kol kas nenori prekių, jie jau turi. Tad užsisakiau savo. Baigėsi mano šampūnas, tad užsisakiau šį. Šis yra dažytiems plaukams, nes mano plaukai dažyti ir reikia jiems specialios priežiūros. Šitas šampūnas yra 250 ml. Tad šiandien užsirašysiu, nuo kada gavau ir nuo kada pradėjau, kad žinoti tikslų kiekį, kiek man jau užtenka ir kuriam laikui. Tad vėliau galėsiu pasidalinti ir su jum. Tuomet pas mus kompanijoje yra papildai. Užsisakiau papildus omega, taip pat savo. Tai stiprins savo organizmui. Beje, šie papildai skirti kaip ir suaugusiems ir vaikams nuo 4 metų. Tad gali vartoti ir suaugę, ir vaikai. Taip pat papildų šių guminukų yra įvairiausių. Tai tikrai kiekvienas yra savo problemai sprendimą. Nes yra ir kaulams, ir dantims, ir ašvaganda, ir propolis, ir probiotikai, ir tikrai visokiausių. Ir pasirinkimas tikrai nemažas, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai virš 10 rūšių. Tad kiekvienas tikrai atras savo tinkamą. Tad toliau, kolagenas. Kolagenas, taigi tai yra grožio eleksyras. Aš kaip numečiau svorio, tai truputėlį, žinot, pakrito oda, sakykim taip. Tai todėl aš jį užsisakiau, kad viskas grįžtų į vietą. Todėl pasirinkau šį grožio eleksyra. Dabar kiekvieną vakarą gersiu jį prieš miegą. Tada užsisakiau magnį. Kam dar, šiaip jums nesakiau, kas yra su mano sveikata. Tai žodžiu, turiu tokią ligą, paraplegiją, jeigu žinot tokią. Tai sunkiau man vaikščioti, sunkiau kojas kelti. Na ir aš vaikštau kitaip nei visi. Va taip pasakykim taip. Todėl magnis man yra svarbus dalykas, nes man šiaip naktim traukia kojas, toliau būna tirpsta rankos ir visokie tokie dalykai būna su manim. Tai va. Bet šis magnis skirtas ne tik tokiems dalykams kaip kojų traukimam. Toliau papasakosiu aš daugiau apie jį kitame video, nes čia reikia atskirai sukurti video, nes jis tikrai labai naudingas ir jame netgi yra 4 punktai, 4 svarbiausi ingredientai, kodėl jisai toksai geras. Tai va, tęskim toliau. Toliau pas mus yra kvepalai nišiniai. Tad Utik nišinį aromatą pasiėmiau malachito kvapą ir pasiėmiau štai mėginukus. Kad jeigu žmogus pauostė šiuos mėginukus, iš karto norėtų įsigyti kvepalus, tad galėtų ir kvepalus turėti, ir mėginukus. Galite rinktis arba mėginukus, arba kvepalus. Taip pat galite ir jūs įsigyti. Tad jeigu jūs norėsit, rašykit į komentarą. Ir aš tada su jum ten kažkaip susieksiu. Nežinau kaip, nes YouTube dar tik pradedu naudotis. Tai toliau. 910 yra panašus į Baccarat Rouge aromatą. Kvepia labai įdomiai, turi tokį labai specifinį kvapą. Tad kam patinka Baccarat Rouge kvapas, tas tikrai pamėgs šitą aromatą. Na ir dovanas gavau, tai dezinfekcinį skystį. Kaipgi? Be dezinfekcinė, reikiagi naudoti. Yra šiaip įvairiausių produktų, tad jeigu susidomėsit FM'u, visada kreipkitės į mane, rašykit į komentarą ir aš tada su jums susieksiu, viską daugiau išsiaiškinsim, pabendrausim ir viską sužinosit. Tai tiek šiandien toks mano mini užsakymas, jeigu jūs domina šie produktai. Norit sužinoti daugiau, rašykit į komentarą ir nepamirškit uždėti laiko
ir žinoma pasiekti mane, nes kol kas aš esu nauja, sekėjų neturiu ir norėčiau padaryti ir laivą, pabendrauti su jum asmeniškai. Tai tiek. Iki.